Sveiki. Šiandieną kalbėsiu su puikia nuostabia moterimi, Jolanta Leonovičiūtė Grigorjevienė. Kodėl jinai nuostabi, jūs sužinosite iš tolimesnio mūsų pokalbio. Noriu paminėti, kad jinai dirbo Lietuvos Respublikos Seime, Sodroje, Klivinės Kalvos valdybos pirmininkė, Benedikto turguje pardavimų ir rinkodaros vadovė. Šiuo metu yra Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pacientų tarybos narė, atstovė ryšiams su visuomenė Auginu Lietuvą ir Neišnešatukas. Taigi, mano pirmoji pažintis su tavim buvo dar tau net ir tau už akių, kaip sakoma, iš tavo vyro pokalbių, kai jis pasakodavo apie tave, tavo daromus darbus. Taip pat ir anksčiau susipažinau su tavo dukra, Rūtele, dar tuo metu buvusi darželinukė. Ir tikrai iš pirmo žvilgsnio net negalėjau pagalvoti, kad jinai yra anksčiau gimusi. Jinai tokia žavi, guvi, žingeidi, protinga, užsispyrusi mergaitė, bet ir meili. Ir gal gali papasakoti apie tas pirmasias akimirkas, gal ne tik akimirkas, bet ir kas buvo toliau savaitės, mėnesiai, metai, kai gimė tavo Rūtelė, kokie buvo jausmai, emocijos, kaip aplinkiniai tai reagavo. Labas, Tereza. Sveiki visi, žiūrovai. Pristatytai mane kaip vyras mano. Nuostabi žavi. Aš žiauriai gerai pasijaučiau iš tiesų. Kiek čia to nuostabumo, kiek ten to žavumo, kiek ten tų regalijų, ką aš dirbu, ką aš dariau. Gyvenimas yra visoks, bet kaip mane mokino mano tėtis, visuomet reikėtų pažiūrėti į žmogų, atmetus jo visas regalijas, jo užtarnautus titulus ar ne, kažkokius gautas dovanas, gyvenimo, galbūt, tarkime, kitų žmonių karjeros posūkius. Iš principo į patį žmogų kaip tokį. Ir tuomet labai gerai pasimato, kasgi tu per žmogus, koks tavo vidus, kokios tavo dvasinės ir vidinės vertybės, kokia tavo emocija, su kuria tu daliniesi su kitais žmonėmis. Tai taip mes susipažinom netiesiogiai, per mano vyrą. Kaip supratau iš tų žodžių, ką jau tu čia mane iš tiesų pristatėjai ir kaip gražiai pristatėjai, ačiū labai. Tai dirbusi daug ir mačiusi daug, gyvenime taip, žinai, sakyčiau, ateina tokios pamokos. Kai tu susitelki į karjerą, į kažkokius įdomius gyvenimo posūkius, į kažkokį materialinės, galbūt tos finansinės gerovės kūrimą, yra vienas dalykas. Tačiau tai ateina tokia akimirka, kai visas gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom. Ir aš sakyčiau, tokį dvasinių vertybių perkainojimą, sakykime, mano gyvenimo perversmą, iš tiesų atnešė į mano gyvenimą mano anksčiau gimusi dukrytė. Neišnešiotukė, Rūta Emilija Grigorjevaitė. Tai aš pasipuošusi ne veltui, esu tokiais gražiais iš tiesų savo šalikėlių spalvomis, sakykim taip, kadangi neišnešioti kūdikiai būtent gimsta tokios spalvos, jie tokie truputėlį purpuriniai. Todėl, kad jeigu visos šeimos laukia to tokio riebaus, gražaus kūdikėlio, mes Rūtos Emilijos laukiam 8 metus. Mes turėjom jau 2 suaugusius sūnus, bet tiesiog nenustojom svajoti apie savo mažą dukrytę, kaip aš sakiau, aš nežinau, kas man ją pažadėjo, kada pažadėjo, bet aš žinau, kad aš jos turiu susilaukti. Ir taip atėjo ta diena, kai atrodo gražus ruduo. Aš ką tik išėjusi motinystės atostogų, laukia dar keli ilgi mėnesiai, žodžiu, ir aš kraitelio sukimo laikotarpis, ar ne, remontas namuose, mes ten tvarkomės, daromės, kai laiką, dar ne viską susipirkę, bet jau, žodžiu, tame kelyje. Ir mes nuvažiuojame į Santaros klinikas tiesiog pasitikrinti, ir viskas yra gerai, ir viskas yra tvarkoje. Ir žinai, aš sakau, viskas gerai. Vyras laukia manęs pirkti radiatoriaus, žodžiu, mes važiuosim kartu, yra sutarta padaryta vėl tam lizdelio sukimui, kad Rūtai būtų šilčiau maudytis vonioje. Ok. Ir štai gydytojas sako, ne, mes tave patikrinom pirminėme etape, keliauk dabar į sekantį etapą, echoskopiją, patikrinsim, pažiūrėsim, ar viskas yra gerai. Ir tikrai, žinai, paguldė mane ant tos tokios ilgos kušetės, aš čia, žinai, atsipalaidavus, ramiai, juk ne pirmas kartas, aš čia mama tai jau su patirtimi ir viskas bus tvarkoje. Ir štai girdžiu, kaip gydytoja kalba telefonu ir sako, ekstrerinė situacija, moteris gimdys šiandien, reikia šaukti gydytojų konsiliumą. Žinai, aš tai pasikišusi ranką po galvą, guliu ant tos kušetės ir galvoju, tu matai, kažkas gimdys šiandien, matai, ekstrerinės situacijos, kaip būna. Ir štai ateina prie manęs seselė ir sako, tai ką gimdysim šiandien?
Tereza, man tai buvo tiesiog smūgis tiesiog į paširdžius. Aš nesupratau, kas vyksta. Ką reiškia gimdysim šiandien? Mano vyras laukia mašinoje, aš atėjau tik tai visiškai trumpam. Pasižiūrėti, pasitikrinti ir lėkti toliau su darbais ir reikalais. Ir aš, aišku, kaip dyglys, nes aš nepasiruošus, aš nenoriu. Man nereikia to, aš nesutinku su ta situacija, kuri yra čia ir dabar. Ir sakau, aš neguliu ligoninėse ir nebendrauju su gydytojais, iš vis be reikalo. Ir seselės žodžiai privertė mane susimastyti. Ar viskas mano gyvenime priklauso tik nuo manęs? Ar aš galiu valdyti ne tik save, bet ir savo aplinką? O jo žodžiai buvo labai paprasti. Kai ji pasidalino savo patirtimi, kai buvo jos nėštumas ir gydytojai turėjo tik tokią dūdelę paklausyti, ar plaka širdis, ar viskas yra tvarkoj. Ja tiesiog, kai priejo prie manęs seselė ir pasidalino savo mintimis, aš supratau, kad situacija yra labai rimta. Ir jo žodžiai, kad kai buvo jos nėštumas ir gydytojai neturėjo tokios aparatūros, gydytojai neturėjo tokių galimybių išgelbėti vaikus, laiku suspėti į jų pagalbą. Jai nepasisekė, jos vaikelis mirė. O šiuo atveju aš turiu visas galimybės, aš stoviu dar kelio pradžioje. Niekas nežino, kaip bus, bet kas bus, viskas bus mano. Bet aš turiu galimybę pagimdyti vaiką, suspėti pagimdyti vaiką, tai buvo Cezario operacija, ir galiu apsikabinti su juo. Ir aš supratau, kaip gyvenimas dėliojasi, kokios yra tikrosios vertybės, kokia yra tikroji gyvybės kaina. Tai buvo neįtikėtina, tai buvo taip baisu, kad aš galvojau, štai va, tai yra toks sapnas, kažkoks košmaras. Aš įsižnypsiu, atsibusiu ir viskas bus kaip buvę. Pasaulis vėl tekės savo vaga, taip kaip noriu aš. Bet dėja, Rūtą Emiliją išgelbėjo. Jinai savaitę gulėjo reanimacijoje, pakankamai stipri buvo, nes laiku gydytojai suspėjo. 220 gramų. Palyginus su mano vyrukais, kurie gimė virš 4 kg, tai čia net lyginti nėra ką. Aš atsimenu nuotrauką ir visą laiką savo grįždama į tą praeitį, jeigu kartais pamirštu, kaip atrodo tie vaikeliai. Aš turiu nuotrauką, kur aš laikau Rūtą Emiliją ir jos kojos yra prilyginamos mano pirštam. Tai va tokio storio buvo mano vaiko kojos. Mano lauktos 8 metus dukrytės. Ir štai ta patirtis, tas sukrėtimas, jis tiesiog pervertė mano gyvenimą. Nes jeigu nėra gyvenimo, gyvybės, nėra tos meilės, to džiaugsmo, jokie pinigai nepadės. Jokie finansai, joks aprūpinimas, niekas iš išorės nepadės. Tuomet aš įtikėjau iš tiesų ir tapau giliai tikinti, todėl kad nėra ko šauktis prie lopšio. Nėra ko šauktis prie to inkubatoriaus, prie to stiklinio namelio, kur matai, kad apkaišytas laidais, su įvairiausiais aparatais, pypsinčiais, rėkiančiais, jeigu kas ne taip, guli tavo vaikas, kurį tu turi vienintelį norą - pagriebti jį ir įsinešti. Viskas. Tai yra tavo vienintelis noras, bet tu supranti, kad jo gyvybė priklauso nuo tų pipsalų, nuo tų aparatų, nuo tos aparatūros, kas bus panaudota čia ir dabar. Ir taip, ta patirtis sustiprino mūsų šeimą, jinai apskritai davė tokį postumį visiškai kitiems darbams, visiškai kitokiam gyvenimui, visiškai kitam matymui. Taip kad tos regalijos, tą, ką išvardinai tenai, jos likusios toli praeity. Ir aš dabar esu asociacijos neišnešiotukas, tai yra asociacijos, kuri vienyje visus neišnešiotų kūdikių tėvus, šeimas visoje Lietuvoje, atstovė ryšiams su visuomenė, esu nacionalinės iniciatyvos, auginu Lietuvą, kuri vienyje bendruomenės, kurios prižiūri savo vaikelius su negaliomis įvairiausiomis, atstovė ryšiams su visuomenė. Todėl, kad mano lūpose yra žinia, kurią aš noriu skleisti, apie kurią aš noriu kalbėti ir kuri yra, man atrodo, svarbi be galo. Ne tik man, kitoms šeimoms, bet ir visai mūsų visuomeniai. Vat man labai buvo įdomu dar paklausti tavęs, kaip tu įėjai į tą neišnešiotukų bendruomenės asociaciją. Ką tu darai, kokios tavo pareigos, ką tu atlieki?
Taip, supratau. Tai iš tiesų ta mūsų pažintis su asociacija įkūrusią mama, vadovė dabartinė Asta Speičytė Radzevičienė buvo labai įdomi ligoninėje. Aš su galatoje nusimuturiavu, žinai, ten moterys, aš sakau, ten yra be veido ir be gyvenimo. To, kad jų visas gyvenimas yra suteltas į kūdikius. Ir toks įdomus irgi laikas buvo, kai aš galvojau tik apie tai, mes jau persikėlėm iš vienos kelio pusės į kitą kelio pusę, į ligoninę neonatologijos centrą, kur vaikeliai jau gali gulėti su mamomis, kai paimti jau iš reanimacijos. Ir Asta kaip tik lankė savipagalbos tokią paslaugą teikia, galima sakyti, tėvams. Ir štai mes sustinkam su ją koridoriuje, o gydanti skyriaus gydytoja sako, štai prieš tą mamą aš kalbėjau. Labą dieną, Asta, labai malonu. Ir tiesiog tas toks ryšys, jis taip ir užsimezgė. Mes pamatėm vieną kitą ir supratom, kad mūsų kelias yra kartu. Ir kad ir kaip tas gyvenimas mus mėtė ir vėtė buvo atskyręs, visi įvykiai parodė, kad mes esame tame kelyje, kuriam turim būti. Tiek, kiek mums skirta, tiek, kiek mums reikia vežti, žodžiu, tą žinią į priekį. Ir asociacijoje tai aš darau viską, todėl kad tų žmonių ten nėra daug, vienintelė vadovė mūsų Asta, savanoriai ir aš tokia asociacija ryšiam su visuomenė, kuri bendrauja su politinėm institucijom, kadangi aš ten turiu patirtį su valstybinėm institucijom. Tai lygiai taip pat skleidžiu žinią, kalbu apie neišnešiotus naujagimius, kalbu apie vertę. Neišnešiotų naujagimių vertę apskritai mūsų visuomenėje. Kažkada tai tas žodis neišnešiotas, nepakankamas, neįgalus, ne, jokiais būdais. Man viena labai gerai pasakė tokia mergina, kuri serga trapių kaulų liga, jinai iš tiesų brieda ratukuose, bet kalbant apie neįgalumą, aš vedžiau tokį bendruomenių renginį, jinai sako, aš nesu neįgali, įgali, aš esu viską galinti. To, kad neįgalus yra tinginiai. Neįgalus, tai tu guli ant sofos, tu turi rankas, kojas, viską, ką tu turi, tu guli ant sofos ir aš negaliu atsikelt, man neišeina. Tai neįgalus jisai naip tol, ta prasme, neišnaudoja savo dvasinių, tų fizinių jėgų, tos energijos, ar ne? Tai kalbant ne apie žmogų, gali taip pat būti pakankama. Tai štai tas neišnešiotukas atrodo, ar ne, irgi tėvai kažką tu padarei, man atrodo. Kažką padarei ne taip, kažkas buvo ne taip ir nesisaugojai, nepakankamai gerai tvarkeisi su savimi, savo emocijomis, su fizinė veikla. Tikriausia kažko nepadarei, bet aš padariau viską. Aš kalbu apie save asmeniškai. Aš kalbu apie tas mamas, aš kalbu tų mamų balsų, kurios augina tuos neišnešiotukus ir kurios jaučia kalties jausmą. Kodėl man? Kodėl aš atsidūriau toj situacijoje ir susilaukiau pernelyg anksti savo vaikelio. Tai aš galiu visas nuraminti ir pasakyti labai aiškiai. Net 80%, tai nustatė Šveicarijos mokslininkai, atvejų, iš visų atvejų, visiškai nepriklauso nuo šeimos, neturi jokio mokslinio arba kitokio pagrindo. Taip tiesiog atsitinka. Taip atsitinka gyvenimas. Atsitinka gyvenimas ir tu esi toj situacijoje tai, ką tu turi. O žinant, kaip neišnešioti kūdikiai, pernelyg anksti gimę kūdikiai keitė pasaulį, ar žinai, kas yra tokie? Bijau sumeluoti, nebus Einšteinas. Bus Einšteinas, bus Newtonas, bus Darvinas, Napoleonas, pirmą šokį, gulbė sušokusi Ana Pavlova. Tai yra tiek žmonių, kurie keitė pasaulį ir kuriame mes nebūtumėm tokiam pasauliu, kokiam esam šiandien, jeigu nebūtų tų pernelyg anksti gimusių kūdikių. Tai daryti faktiškai, kalbėti, skleisti tą žinią visur, visuomenėje, politikoje, tarp verslo atstovų, ar ne, kalbėti apie tą aukso vertės kūdikį. Nes net ir rateliuose sėdintis žmogus gali būti puikus šachmatininkas, dailininkas, kompiuteristas. Vaje, kiek yra daug visokių specialybių, kuriuos tu gali daryti su ribotais, tarkime, ar ne, fiziniais gebėjimais. Tai yra nerealu. Žiūrėti į savo vaiko stiprybę, ieškoti tų kabliukų, ieškoti tos šviesos, o ne ligos. Nepopinti lygą, va štai tu negali kažko tai. Netinka. Tu gali paskatinti savo vaiką atskleisti talentus. Ir tai yra mūsų tėvų stiprybė. Ne tik neišnešiotų ir laiku gimusi. Bet mano tikslas iš tiesų pakelti tų šeimų tokį emocinę, tokią gerovę, tokį supratimą. Mes nesam kitokie. Mes esam tie patys atsakingi, rūpestingi tėvai, kurie gavo dovaną. Aš taip visuomet vadinu visą tai. Tai yra dovana.
gyvybė, galimybė auginti savo kūdikį yra dovana. Tikrai taip sutinku. Ir kiek pastebėjau, ir mes su tavim bendravom dar iki šio filmavimo, kad pas mus bent jau Lietuvoje yra tokia paplitusi kaip ir tendencija, kad daug kas slepia tai, kad buvo neišnešioti, kad gimė anksčiau laiko ir aukštai stovinti žmonės. Ir labai tikrai manau, kad tikrai geras dalykas, ką jūsų bendruomenė daro asociacija, kad jūs būrėtės ir jūs apie tai kalbate viešai. Ir tikiu, kad su laiku visi atvirai apie tai kalbės. Labai pritariu ir labai noriu šito. Tu supranti, bet iš tiesų, iš tokios senovės, iš tokių stigmų, iš tokių kvailų įsitikinimų apie tą žodį ne, ar ne? Tu kažko nepadarėjai, tu neįgalus, tu negimėjai laiku, tu nepadarėjai kažko, tai tėvai tavo tikriausia. Na ir tarkime, kad tokie žodžiai išėjo ir iš aukščiausių Lietuvos pareigūnų lūpų, ar ne, kad tarkime visi neišnešioti naujagimiai gimsta. Nekartosiu. Na tai yra tiesiog netiesa. Mažiausiai, ką galiu pasakyti ir tą tokį švelniausią žodį pritaikyti, tai yra netiesa. Ir kaip ir sakiau, tie tėvai, ta prasme, yra viso kuo tokie patys ir su jų vaikais yra viskas gerai. Bet tas neišnešiotumo, tas toks prisipažinimas, ar ne, toks išėjimas iš tos būsenos, aš prisipažįstu, gimiau neišnešiotas. Mano tėvai mane mylėjo, jie yra normalūs žmonės, jie gyveno savo gyvenimą, aš tiesiog gimiau nelaiku. Ta prasme, ne tai, kad nelaiku. Anksčiau. Aš gimiau anksčiau laiku. Taip, nes visi mes gimstam nei laiku, nei nelaiku, mes gimstam savo laiku. Ir toks prisipažinimas yra, žinau, labai daug iš tiesų ir šou verslo atstovų, ir politinio pasaulio atstovų, kurie, nežinau, galbūt sieja, galbūt gėdijasi ar ne, to žodžio ne. O aš sakau, tas, kuris yra pernelyg anksti gimęs, jis turi genijaus žymę. Ir ta paroda, gimė su genijaus žyme, kur mūsų pernelyg anksti gimę kūdikėliai vaizdavo, įsikūnijo į tuos pasaulio genijus, kurie keitė pasaulį, keliavo po visą Lietuvą, po 7 miestus. Ir tikrai mes laukiam tikrai nuostabaus tokio pritarimo, pasisekimo, tokio išsilaisvinimo, tokios šventės, kad štai aš priklausau šitai bendryjai. Tai yra garbė ir džiaugsmas. Man negėda pasakyti, kad aš gimiau pernelyg anksti. Aš gimiau savo laiku ir esu toks, koks esu. Kaip yra faina. Ir aš skatinu žmonės iš tiesų kalbėti apie tai, nebijoti. Nes jeigu aš nekalbėčiau, kažkas nekalbėtų ir vėl būtų, ar ne? Kažkas, neišnešiotas, matai, čia kažkas yra su šeima, tu esi kažkoks, ne. Bet kaip ir pasikartosiu dar kartą, ne, kalbant apie žmogų, taip pat gali būti labai kokybiška, labai išbrandinta, subrandinta. Tu minėjai apie savanoriavimą. Ir ką savanoriai daro jūsų organizacijoje? Taip, kaip savanoriai visuomet iš tiesų be jų, tai kaip be rankų. Žinai, tėveliai auginantys savo vaikus, ar ne, ir mažiukus vaikus, jie telkia dėmesį į vaikelių auginimą. Truputėlį, tarkime, vyresni vėlgi turi savų bėdų. Ir tas savanoriavimas yra toks, žinai, žmogaus širdies gal toks šaukimas, tas noras dalinti savo geriausiomis savybėmis ir pagelbėti tiems, kuriems labiausia to reikia. Tai savanoriai tai yra tas gėris, kuris mūsų organizacijoje nuolatos sukasi kartu su mumis, ar ne, tokioj ašy. Tai šventės, žinoma, pristatymai, įvairiausi mokymai, įvairiausi akcijos ir panašus dalykai. Būtent to žinios skelbime. Ir štai savanoriai čia yra labai svarbus. Ir kaip tik mes dabar renkame savanorių komandą, kuri praeis labai tokius iš tiesų gerus kursus, kur mes atsirinksime, pamatysime, atskleisime savanorių geriausias savybės ir pritaikysime jiems tą darbo sritį, kuri jiems labiausiai tinka ir patinka. Tarkime, kad ir tos savipagalbos grupės, ar ne? Tai tu turi žinoti, ką tu turi kalbėti šeimai. Tu niekuomet negali žadėti. Va štai, ką sako man neišnešiotų kūdikių mamos, jos sako, gydytojai man nieko nežada, bet jie niekur negali pažadėti. Jie mato kūdikėlį, apraizgytą aparatais ir sako, mama klausia, kaip jis? Gydytojai mato ir sako, parametrai visi keliauja, ar ne? Šiai akimirkai yra stabilu. Ir galima iš tiesų, ta prasme, kalbėti apie ką nori, bet žadėti, kas bus sekančią akimirką, niekas negali. Tai aš visuomet skatinu žmonės susitaikyti su tuo, per tokią prizmę, ne? Viskas, kas bus, bus mano. Bet aš viliuosi ir tikiuosi pačio geriausio. Ir štai savanoriai šitoj vietoj įsijungia į tėvų savipagalbos grupės. Jie moka kalbėti, jie moka išklausyti, nes tiems tėvams reikia įsipasakoti savo kaltę.
Kaip atsitiko taip, kad štai va aš kalta. Tai reikia išklausyti, reikia suprasti, reikia palaikyti ir padėti žmogui išsivaduoti nuo to tokio, pernelyg tokios didelės naštos. Tai ne tavo, tai pro šalį, ne apie tai, ne kaltė, džiaugsmas auginti tą kūdikėlį. Dar norėjau paklausti tavęs. Prisimenu mūsų pokalbį gruodžio mėnesį, ir kai tu pasakoji apie vieną lankymą ten ligoninėje, naujagimių, ir ten su viena mama, kur buvo ir išnešiotas vaikas ir viskas, ir ten buvo nelabai viskas gerai, ir mama raudojo, nekaip jautėsi. Ir tu padovanojai dovanėlę, ir kaip yra tai sunku susivaldyti su tom visom emocijom. Papasakok apie tai. Žinai, tikriausiai pradėsiu nuo tokio įdomaus dalyko. Aš vieną kartą klausiau 29 metus gyvenančio neišnešiotuko mamos. Sakau, klausyk, ar iš to išaugama? Ar mamos išauga iš to savo neišnešiotuko statuso? Žinai, ta prasme, neišnešiotuko mamos. Ir jinai tai pagalvojo ir sako, žinai, ne. Ir aš supratau tada senelius, kurie pasakodavo apie kokį nors, žinai, tokį sukrėtusį įvykį. Ir tu galvoji, aš padėkiai galima apie tą patį, jie vis kalba, ten, žinai, ta prasme, kas buvo. Tai pažiūrėk, šviesus dangus, saulė šviečia, viskas puiku, kokios čia tavęs problemos tos kamuoja. Bet aš supratau, kad nepaisant to, kad mes žinome, kad dabar puikus laikas, kad iš tiesų mes keliaujam link pavasario, link žydėjimo, link džiaugsmo, kad laisvas dangus, laisvė, džiaugsmas mus supa dabar, buvo tokios dienos, kai niekas, kas šviesu, neatrodė gražu. Kai viskas buvo pilka, juoda, neramu, negerai, ne tavo ir apskritai nebuvo laimės pasaulyje. Tai va tos dienos ir atkeliauja visuomet į žmogaus pasaulį. Ir tu skai, kad aš, tarkime, ta dovanėlė, taip, čia buvo įvykis, iš tiesų, nuolatos mes lankome tuos lėliukus Vilniuje, Kaune, renkam savanorių grupės, kad ir kituose miestuose, Šiauliuose, Panevėžy, Klaipėdoje vėlgi turėtų tas savipagalbos grupės. Tai štai mes buvom reanimacijoje ir ten tas lėliukas buvo laiku gimęs, tačiau su kažkokiam bėdelėm. Ir tuo metu labai cypė aparatai visi jų. Žmogus kovojo su savo, kaip sakyti, už save, ir tėvai kovojo už savo vaiką. Ir mama stovėjo prie to inkubatorius, atsidarius tą mažą langelį ir glostė savo vaikelį. Ir aš nešioju dovanėlės, neišnešiotukų mamoms, norėdama joms ne tik pasakyti gražius žodžius, bet ir tokia, žinai, visiškai tokia nedidelė, menka dovanėlė, nes tai buvo kalėdos, tai buvo gruodis, tai buvo prieš šventes, o kai kam šventės iš tiesų yra apskritai ne namuose. Taip. Ir aš apkabinau tą mamą ir sakau, aš labai atsiprašau, aš suprantu, kad jūs čia, vadinasi, jūs turite bėdą. Aš neišskiriu jūsų ar ne iš tarpo, kad tik ne, tik va štai tokiem. Sergantis juk irgi tokie patys vaikeliai, sergantis tokie patys tėvai ar ne, tų vaikelių. Ir aš noriu jums tiesiog padovanoti prieš šventes tokią nedidelę dovanėlę. Su meilė, su džiaugsmu, kad jums būtų stipriau. Ir mama pradėjo verkti. Ir visą laiką sunku neverkti kartu su ja. Nesgi tu žinai, kas buvo. Ir tu vėl grįžti į tuos laikus, kas buvo ir kaip viskas atrodė. Bet tu visuomet stengiasi labai dvasiškai, labai sąmoningai tas ašaras savo paversti džiaugsmo šaltiniu. Ir aš sakau, tos ašaros jūsų tik iš laimės, tik iš džiaugsmo, tik iš vilties, kad viskas bus gerai. Ašgi matau, sakau, kad jūs tikite, jūs nepameskite niekuomet tos dabartinės vilties, to dabartinio tokio, kad viskas bus gerai, tebūnie kas bus, tą krikštysim, kaip aš sakau. Ir, žinai, tas toks lankymas, tas toks, vis laiką tas įateimas į tą situaciją, tas pajautimas, jis niekuomet neleidžia nuleisti rankų, nustoti tikėti, nustoti, tarkime, daryti savo darbą, kurį aš darau, ar ne? Jisai anaiptol sako, žiūrėk, tu padedi. Ir ateina, tarkime, tokios žinutės iš tėvų, žinau, kaip labai įdomiai buvo. Žodžiu, prieina prie manęs moteris ir sako, jūs, kai lankėtės ligoninėje, jūs atėjote prie manęs, jūs gulėjote būtent toj palatoje ir toj lovoj, kurioje aš dabar slaugau savo dukrelę, kurioje aš slaugiau savo dukrelę.
Ir žinokit, jūsų žodžiai ir jūsų apkabinimas man davė tiek daug, kad aš vėl patikėjau gyvenimu, aš vėl patikėjau, kad aš galiu padaryti, kad aš galiu išeiti su dukrele, mes galim būti sveikos ir galime mėgautis iš tiesų gyvenimo malonumais. Ir tu supranti, papa, matai, viskas dėliojasi taip, kaip reikia. Na ir kaip visada yra aktualu, kad prie šios visos pagalbos neišnešiotukams gali prisidėti ir visi kiti. Gal gali papasakoti, kaip tai galima padaryti? Taip, tai mes nuolatos renkame tą poreikį iš visų tų 5 Lietuvos ligoninių. Akivaizdu, kad kartais sulaukime klausimų, tai neugi valstybė jūsų neaprūpina. Tai aš galiu jums pasakyti, iš tiesų aprūpina, bet ne tuo, ko reikia, ne tokia pažangia metodika. Mes kalbam apie pačius trapiausius, pačius mažiausius kūdikius, apie inovatyviausią, pažangiausią techniką, kuri gali padėti jiems be skausmo visą tai pažinti. Žinai, dar įdomus faktas labai yra. Tarkime, kai mes turime kūdikėlį, ar ne, kuris yra pernelyg anksti gimęs, jis, kaip aš minėjau, tokios būtent spalvos, kadangi purpurinis toks net neturi to poodinio sluoksnio viso. Ir nesuprantama, kada jis jaučia skausmą. Todėl, kad jis visas subadytas yra, ne? Tai yra kojytės, ten rankytės, kitos venos, ties, jeigu tokios kojos, daug kur ten rasti kokią nors gyslelę, ar ten kokią veną, ar dar kažką, tai yra meistriškumas. Tai stengiamės visą tai padaryti ir atvežti tuos aparatus, kurie gali tai padaryti be skausmo. Jie gali, tarkime, ar ne, tam tikrais inovatyviais, pažangiais metodais prasiskverbti, padaryti, pamatuoti, sutvarkyti, nereikia badyti. Nereikia kiekvieną kartą badyti kulniuko, tie kulniukai. Jie tiesiog tokio piršto didumo ir visi subadyti nuolatos, nes reikia nuolatos tikrinti, tarkime, kraujo ar ne, ten rodiklius, kokybės ar ne, kažkokius tai dar panašius parametrus. Tai ta naujausia aparatūra, kurią mes vežame iš viso pasaulio, tai yra gelbėjanti, tai yra padedanti žmogui gyventi toliau be skausmo. Nes ta pradžia tai yra labai, labai tokia apskritai ir sunki ir sudėtinga, tai bent jau tą gydymo procesą mes galime padėti palengvinti iki tiek, kad jis iš tiesų jaustų kuo mažiau skausmo. Ir visus tėvus tikrai kviečiu jungtis prie mūsų bendruomenės, prie asociacijos Neišnešiotukas bendruomenės. Jūs visuomet galėsite pasiskaityti istorijas vaikų, kurios jūs sustiprins, ar ne, kurie išaugo iš tam tikro gramų skaičiaus, iš tam tikrų savaičių skaičiaus. www.neišnešiotukas.lt, bet be lietuviškų raidžių. Jūs visuomet galėsite rasti ten eilutę, kam mes renkame, kokius aparatus, ko ligoninės dabar iš mūsų prašo, kokie galėtų būti inovatyviausi, pažangiausi aparatai, mokymai tiem patiems medikams, ar ne, kuriems mes renkame lėšas. Ir kiekvienas iš jūsų galite prisidėti prie tos trapios gyvybės išgelbėjimo, išsaugojimo, puoselėjimo. Tai yra taip svarbu. 1500 neišnešiotukų kas metus. Tai yra 3-4 kūdikiai per dieną. Tai yra didelė mūsų visuomenės dalis. Ir auginti ją kokybiškai, sudėti ją džiaugsmo, aparatūros, ką tik sugalvosite, jų gyvenimo pradžią, kad jie taptų kokybiškais, pilnaverčiais, savim pasitikinčiais Lietuvos piliečiais. Tai yra labai svarbu, labai svarbu. Ir kiekvienas iš jūsų esate tos raikto, tos gerovės, tos vilties varžtelis, be jūsų niekur. Ir dabar jūs matote nuorodą į šitą tinklalapį Neišnešiotukų ir plus aš dar pasidalinsiu aprašyme. Ten rasite tikrai net 6 būdus, kaip galima padėti, paaukoti pinigėlius šiai asociacijai ir tikrai rasite tinkamą, gal net ne vieną. Aš tai tikrai prisijungsiu ir bent jau 2 tai tikrai padarysiu. Ačiū Jums labai, Teresa, tai nuostabu yra. Tikrai, žinai, mano vyras, kada jisai atėjo į ligoninę, slaugyti, prižiūrėti ar ne kartu įsilieti prie Rūtos Emilijos ir pamatė tą aparatūrą, tą tylą, tą tokį susikaupimą, žinai, tai atrodo iš tiesų kaip į kažkokį kitą pasaulį, kaip į NASA laboratoriją atėjus. Čia stovi kupolai ar ne, viskas pypsi, visi vaikšto tyliai, prietema, prieblanda. Bet jis pasakė, aš suprantu, kam aš moku mokesčius, aš suprantu, kodėl reikia pagalbos. Ir dabar augindamas ir glausdamas tą mūsų nuostabiai garbanotą Rūtą Emiliją, kuri yra geriausia klasės mokinė, jinai važinėja po konkursus, dabar rašo diktantus, jinai piešia Van Gogo paveikslus. Tiesiog kosmosas, žinok, yra. Tiesiog aš neatsidžiaugiu, aš galvoju, tai va šita patirtis, kuri mane sugrąžino iš kažkur tai į žemę, leido man pajausti žemę po kojom ir pajausti, kad visgi yra dangus. Tas džiaugsmas, ar ne, ir auginti tokį kūdikį, yra didelė atsakomybė, bet ir didelė laimė.
o aš renkuosi tik laimę. Dėkoju, Jolanta, už kilnius darbus visų pirma ir už mūsų šiltą pokalbį. Nuoširdžiai dėkoju, kad pakvietei mane. Buvo tikrai labai smagu pasidalinti ir parodyti visiems, kasgi yra tie neišnešioti kūdikiai. Ačiū Jums. Ačiū, Teresa.